Labutis, ką tik pasibaigė mūsų 4 dienų trumpas atostogas Ispanijoje su mamyte ir iš karto informuoju, kad bus tik vienas YouTube video, dėl to pradedu iš kito galo ir dar pasakysiu, kad šiek tiek pirkinių parsivežėm, tai jeigu iškentėsit video pabaigoj, manau, kad grįžus namo pasimatuosiu ir parodysiu, ką prisipirkau. Labas rytėlis, mūsų rytas prasideda oro uoste, mama su mano tašimi šiandien, bet aš atvežiau kuo arčiau oro uostą ir dabar varau į parkingą mašiną palikti, kadangi norėjau sutaupyti ir mašiną palikau tolimesniam parkinge, tai dabar kokį kilometrą reikia pėstute paeiti iki oro uosto, mamą palikau, kad jei nereikėtų įtašęs visas palikom, žodžiu dabar bandau kažkaip nesušalt, net neklauso manęs kaip iššalt, einu su rudeniniais batais, bijau, kad nesušalčiau per tą 15 minučių, bus kaip bus. Tai skrendam į Ispaniją, tikimės ten biškelį saulės, nors matėm, kad tik tai 14 šilumos, tai labai karšta kaip ir nebus, manau. Tai kaip oro uoste nepradėtų užkandžiauti, nusipirkom kavytės, bet žinokit, mama nebūtų mama, su mama kai keliauja, su muštiniu, rauginto agurkiukų pridėję, priruošė. Tai dabar iki skrydžio reikia pasisuotinti, kad lėktuve galėtume paskui pamiegoti. Su mamytė jau laukiam skrydžio, bet net nustebom, nes iš tikrųjų turėjom skristi su Ryanairo, skrendam su Malta Airline. Supratom, kad čia kur čia mumis nuskraidins, tikiuosi išlipsim ten, kur mums reikia. Ištroškom su mamytė, mama tas zero gerbėt, man šiaip žiauriai zero nepatink, man original. Tik nežinom, kur esam, skrendam beveik valandą, vis dar sniego po kojom. Ką tik atskridom, nusileidom ir dabar einam ieškoti autobuso, pasiskaitinėjau, kad reikia mums dabar užkilti į 2 aukštą ir ieškoti C6 autobusą. Tai kažkaip gal nuvyksim. Išvinguriavom ten mes vidiniam oro uosto koridoriais visokiais, o dabar tiesiog su liftu kylam į 2 aukštą ir ieškom to viešo transporto. Pagrindinė taisyklė yra stebėti ženklus, bus public. Ir mes einam ten, rodikliai viršų. Mes jau ir 2 aukštai ir kaip tik va čia vėl rodiklė, to sugeneruosim, bus public. Ir kiek skaičių, tai turėtų galima būti bilietus nusipirkti pas vairuotoją. Iš tikrųjų labai nesudėtingai čia viską radom, išėjus į lauką reikėjo sukti dešinę, kai būni vietoj viskas aiškiau negu viskas parašyta, tai vienas bilietėlis kainavo 4,60 € ir iš karto autobusas laukia, gal čia su lėktuvų grafikais susieta, bet tikrai mes čia viską greit susikoperavom ir dabar turėtumėm per pusvalanduką atsidurti mieste. Mes jau miesto centre, iš tikrųjų viskas labai čia nesudėtinga, lengvai atvykom, einam ieškoti savo kambariuko, kol kas temperatūra nėra per karšta, su striukėm pats tas, tikrai nesinori striukių nusivilkt, bet tokia gaiva iš tikrųjų, ypač kai iš minuso didelio atvažiavom į pliusą, tai labai fainai. Mums pakeliui link kambariuko tokia graži aikštė didelė ir restoraniukų yra. Taip kad čia visai neblogai kol kas. Mes vingiuojam, ieškom, kokie gražus vartai. Pasiekėm savo tokį kuklų kambariuką. Tikrai nėra čia jau kažkokių prabangų, bet iš tikrųjų esam pačiam senamiesty. Ta aikštė, kurią ką tik matėt, tai yra 20 sekundžių kelio pėstute, va čia pats veiksmas. Ir mama, kas tau svarbiausia buvo, kad yra liftas. Ir to aš einu pažiūrėsiu, mes iš tikrųjų čia parodysiu, kad toks kaip butas su kambariais skirtingais ir ieškau, kur žinau, kad virtuvė turi būti ir vonė, dušo, tai viską mes čia ištikrinsim. Ir aš dar. Ir taip ir žinojau, kad viskas čia yra prie vietos. Į vonę neisiu, nes gal kas nors, bet o ką norėti, yra arbatinis mikrobangė, nors mums mikrobangės neaktualios, puodukai, viskas, ko reikia tokiom trumpom atostogytėm. Šiandien paieškoti, gal rasim maisto parduotuvę, kažką nusipirkti, ar tai dar šiandien užkasti, ar rytoj pusryčiam, pataikėm į tokią ganėtinai aktyvią gatvę, kur labai daug kavinių. Matot ir KFC. Aišku, mes KFC nenorim, galime Lietuvoje pavalgyti. Tai jeigu ką, eisim paėlės ragauti. Daug mes neieškojom. Kaip matot, čia ta pati aikštė, prie kurios atvykom, man už nugaros praktiškai mūsų namai. Tai va tokia gražiai vieta ir apsigyvenom ir atėjom su mama paragauti. Mama parodyk, mama čia mane filmuoja, tai pažiūrėkit, mums dviem po tokią.
žodžiu, paelyje su jūros gerybėm ir čia sakė 2 žmonėm užteks, tai panašu, kad tikrai gal dar ir liks. Pavalgėm sočios, laimingos ir galvojam dar šiek tiek pasivaikščiosim, nes iš tikrųjų, striukių nusivilkti nesinori, bet labai geras oras, tiesiog malonu, aišku, jau apsipirkt spėjom. Taip, kad pirmą vakarą užskaitom labai produktyviai. Va, mergaitė kažkur iš viso eina be rūbų beveik. Žodžiu, eina ilsėtis, nes rytojui dar visko yra priplanuota. Jau kaip supranta, čia yra pagrindinė Alikantės gatvė, kaip sakant, Alikantės pasididžiavimas. Tiesa, tokių nesąmonių parsinešėm, tai aš mandarinų, kilograms kainavo 2 € PM, kola 8 €, ką mes čia dar, persimonai, mam neprisimenu, kiek mokėjai. Traškučiai 2 € ir dar tokį tepamą surėlį jau šaldytuvą įsimečiau 40 € čia pusryčiam bus. Pirkom viską, tai žinokit, iš kažkokio supermarketą, kur tikrai kainos nėra mažos, tai ieškosim rytoj tokios vietinės maksimėlės. Nors šiaip nesijaučiam, kad čia labai brangiai kažką išleidom, bet nesąmonė nusipirkom. Labas rytas. Tai, kaip jau suprantat, mano YouTube'as bus vienas ilgesnis, nes mes per vieną dieną nespėjom tiek prifilmuoti, ką jums būtų į ką žiūrėti. Va, mūsų liftukas atvažiavo, tokia mūsų laiptinė. Ir dabar prie to pačio iš karto parodysiu, kur mes čia išeinam. Va, ir gyvenimėlis verda. Va, iš karto parduotuvytės, ko tik nori. Mes kai su mama juokaujam Judri gatvė, o čia ta mūsų kaip tik aikštė, kur vakar valgiam vakarienę. Prisipažinsim, kad vakar nebepaguglinom, kas čia per pastatas, bet yra ir ES vėliava ir dar kitų vėliavų, galvom gal kokią ambasadą čia. Man patinka Ispanijoje, kad iš tikrųjų daug policijos mašinų visokiose aikštėse, didesnėse susibūrimo vietose. Aišku, nėra čia tų žmonių dabar labai daug, tai einam į turgelį pažiūrėti. Čia kažkokie sendaikčiai. A, tu čia pajutai tėtį konkurenciją su mezginiais, ar čia savo kažką tai apsižiūrėti? Nu va, rankų darbo visur čia yra. Tokiom siaurom gatvelėm vaikštom, žiūrim į tokius išskirtinius namukus ir dabar keliaujam toliau, nes mes ieškom dar vieną tokią skersgatvę, kaip jį čia gražiai pavadinus, bet visi ten eina jo ieškoti, mes irgi kaip visi. Žinokit, visą pridusus. Vieną patį, kol atėjau, mamą palikau žemiau, kad jai nereikėtų tiek lipti, nes šitų gatvelių, skersgatvėlių daug ir neaišku, ar į teisingą kryptį pasukom. Panašu, kad jau atradau, bet laiptai. Net gaila, mama man čia tystė, aš jaučiu, sakysiu jai, kad jinai nevargtų tiek. Visi čia atėję pozuoja. Visi dėl to pačio čia eina, o čia tik tai vienas gyvenvietė, vienas namukas tai yra. O laiptelių, aišku, ir kiti gražus, tai aš naisiu ir kitus pažiūrėti. Tuo pačiu va, toks labai gražus peizažas atsiveria viso miesto, bet užlipti tai čia žiauriai yra ką. Mes be ledų tikrai neapseisim, daug vaikščiojom, norim biškelį energijos. Mama pasiėmė vanilinį su riešutais ir dar paprastą vanilinį, o žinoma pistaciją su mangu. Iš tikrųjų kažkada netyčia paragavo mango ir toks geras skonis jų, o pistacija tai čia klasika. Aivaras visą laiką juokės iš manęs, kad aš tas pistacijas visą laiką pietuose valgau, sako Lietuvai, kodėl tu jų taip neperki, bet aš čia ir atsivalgau jų. Kad būtų patogiau, tai susiradom dar ir pasėdėti, žodžiu, čia kur pirkom ledus, tai pačioj vietai, va, yra kur ir pasimėgauti visais Ispanijos malonumais. Kai pagalvoji, kažkokie plastikiniai grybai padaryti ir visi eina fotografuotis, pilna gatvė žmonių. Negalima net taip jaukiai atsistoti ir pasimėgauti. Man iš tikrųjų ta žmonių grūstis erzina, aš net fotografuotis nenoriu. Mama jau spėja prisifotkinti, o aš laukiu, gal išlauksiu mažiau žmonių, kad būtų. Kadangi sekmadienis ir labai daug parduotuvių nedirba, tai mes tiesiog einam, kai kur atsitrenkiam atėjusios ir nerandam savo tinkamos vietos, tai dabar važiuojam į Palmių parką. Pažiūrėsim, ar sekmadienį dirbo, jeigu ne, tai su tuo pačiu autobusu, kur važiavam į oro uostą ir sumokėm, nors atstumas trumpesnis, bet sumokėm tiek pat, 4 € šiam.
Nu, būsim bent pasivažinėtis, jeigu ką. Ką tik išlipom iš autobuso ir jau galvom, kad net ir striukytės reiks nusivilkti ir atvažiavom į tokį palmių parką, bet dar kol kas, kad į jį turim šiek tiek paeiti, nu, žodžiu, įėjimą atrasti. Matot, saulė šviečia, o priekyje mes matom kalvą su pilies kontūrais. Tai ją galvom, gal rytoj pateksim, tik nežinom irgi dar kaip. Kaip ir minėjau, esam palmių parke, įėjimas čia nemokamas, tik atvažiuoti su autobusu, mums kainavo 4,60 €. Čia vat galima ir treniruokliai pasportuoti. Saulė kaitina, iš tikrųjų labai geras oras, malonu labai. Kaip mums tom nepratusiam akim tas palmas pamačius iš karto, tokia gera energija, taip gražu viskas. Tai va čia toksai palmių parkas, labai jaukus, tikrai verta atvykti ir daug erdvės, žmonių nemažai, bet vieni kitiem nesimaišom. Kokias tas palmas aukštas. Laukiam kažko užkandos, ką užsakiau, neįsivaizduoju. Atvat sultis, gal euras PM, tai čia aš kažkaip susižavėjus, kad viskas taip pigiai čia kainuoja, nes realiai, kai turistinėse vietose, tai viskas daug brangiau šiaip visur kainuoja. O mes va čia tokioj va gražioj vietoj saulytė mėgaujamės, kas mum. Šitam parke dar yra ir toksai krioklis, visai nemažas. Ir krioklis, ir parkas nemažas. Čia į kitą pusę pasisukus va šitoks vaizdelis. Tikrai čia verta net visą dieną tiesiog pasimėgauti, neskubėti niekur. Čia takeliai, bet visur galima praeiti. Nėra, kad reiktų kažkur atėjus apsisukti ir grįžti atgal, bet visur eini ir mėgaujas. Vasariškais vaizdais sausio mėnesį. Ir tuo aš prieisiu prie to krioklio, tik jau iš kitos tiltelio pusės. Tai pažiūrėsim, kaip čia atrodo viskas. Visi fotografuojas. Sulaukėm autobusiuko, lipam važiuoti miestą atgal. Dabar esam tradicinė miesto autobuse numeris 1. Na, aišku, čia Google parodo, pačios mes čia tiek nežinom dar. Tai kainavo bilietėlis tik €45, bet atvažiuojant į tą parką mes sumokėjom už vieną žmogų 4,60 €. Bet mes važiavom jau su užmiestiniu, kuris ne tik oro uosto veža, tai jisai turi tik matyti vieną bazinę kainą ir nesvarbu, ar tu ten važiuosi vieną stotelę ar 5. Tai buvo galima ir su šituo atvažiuoti, bet būtų toliau ateiti į stotelę, kad po to vėl grįžti į miestą. Nu, žodžiu, čia painiai šiek tiek pasakoju, bet nėra taip painu vietai būnant. Atėjom į populiariausią tapų čia užkandinę, žinokit, žmonių eilės net gatvėje rikiuojas ir labai įdomiai. Atnešė padėklą, tipo, ar norit ką nors. Pasiėmėm nuo padėklą tokius, kur pasirodė skaniausi. Laukiam kitų. Matot, atneša ir mes galim išsirinkti tą, ką norim. Jie visi skirtingi. Kokį mamą dar imam? Rodi, kurį? Šitą bandom, ne? Thank you. Pas mus be 27, perėjom į kambariuką. Nusipirkom paprastai parduotuviai mandarinų, apelsinų, iš tikrųjų mandarinas tai švakar likęs, ir mangą. Tai visą jau susipjaušiu ir dabar lovytėj guliu ir valgysiu. Tikėjaus, kad bus rūgštesnis apelsinas, tai visai nudžiugino. Tai va tokia mūsų vakarienė, gal netgi sakyčiau. Labas rytas, mes vėl pradedam nuo autobuso, dabar važiuojame į to, ko vakar neradome, tai į Zarą. Nežinau, ką mes ten rasim ir ko mums ten reikia, bet būtinai mes ten turim apsilankyti. Jeigu ką įdomus rasit, ir jums parodysiu. Nusivyliau Zaros veidrodžiais, nes jie taip prastai viską rodė, tai, nu, tik tai beveik nieko nenusipirkom, tai atvarėm į tokią kitą pardę. Tai irgi fainai, visko čia nais mamulis rada, patenkintas, einam toliau. Neturėjom visą dieną kada daryti video, nes pirkinių pilni maišai apsipirkinėjom, o dabar sustojom čiūrų. Šokoladą atskirai galima, bet jeigu atvirai, tai kažkaip Lietuvoje jaučiu esu skanesnių valgius.
tokios su kietokas kažkokios keistos. Dar pasiėmėm paragauti čia iš išvaizdos, tai kaip mūsų lietuviški kibinai, bet tešlo tai tokia kaip slaksniuota. Šiaip net nežinom, kas šitą yra. Pas mane su sūriu kumpiu, bet šiaip nepašildyta iki galo, ne? Sūris neišsilygdęs. Nu, bet kai valgyt nori, viskas gerai. Tokia įdomi šiandien mums diena, tai apsipirkti, pavalgyti, bet žiūrim, kad į vakarą dar norim kažką aplankyti, gražaus pamatyti. Ir einam dar ten, kur nebuvom. Labai gražus įėjimas. Pats pagrindinis. Ten yra pilis, su ją galima net sukeltų. Pasirodo, ten labai nebrangiai užsikelti, bet mes mama nebeturėjom laiko, tai gal dar kada su Aivaru atvarysiu. Užsikelsim su Aivariuku. Pas mus sausio mėnesį jau tokių žydinčių tikrai dar nerasim. Kaip Ispanija be apelsino. Priėjom ir paplūdimį. Iš tikrųjų labai gražus švarus smėlis. Nėra akmenukų. Realiai pagulėti, pasideginti gerų orų, tai labai geras paplūdimys. Šiai minutė labai gražus dangus. Žydras toksai, nežinau ar kamera taip parodo viską. Mėgaujas su jūra visi, kas netingia. Labai graži prieplauka. Ir matot, vakariai iš viso kito švieselės užsišviečia, taip kad gražu čia pasivaikščioti, o mes einam paieškoti. Kažkur esu nusiieškojus, žodžiu, Google'ai, kažkokios jūros gėrybės kavinukės, nežinau, mes ją čia rasim. Visada ant kameros nesimato normalaus vaizdo ir dydžio porcijos, šiaip labai didelė mano porcija, mamulės žuvis irgi šiaip labai didelės. Didelės porcijos iš tikrųjų, nes tikėjom, mes nesam tokios alkanos, bet taip norim pasėdėti, pasimėgauti vaizdu. Pasakysi, verta dėmesio. Galėtum būti influencerė. Labas rytas, viskas, mes jau judame namučio, tokios trumpas, bet geras atostogytės, geras oras, nekliuvo lietaus, čia svarbiausia. Nesitikėjom su šortais vaikščiot, bet pats tas dabar. Na ir ką, žiūrėsim, kaip grįžus bus į Lietuvą, ar mašiną užsikurs, čia didžiausia dilema. Toks vaizdelis autobusų stotelį, sėdim, laukiam, turėtų čia gal 10 minučių bėgiai atvažiuoti, vienas ką tik nuvažiavo, nebespėjo matyti, bet čia kas 15 minučių jie važinė, tai manau, kad čia ilgai netrukus ir jau judėsim į oro uostą. Iš kur prasidėjo mūsų kelionė, Alicantėj, ten ir baigės, autobusas išleido ir atėjom ką tik į oro uostą, dar turim porą valandų iki skrydžio, tai gal eisim kažkur dar pasėdėsim, kol dar net vartų nežinom savo. Taip kad viskas sklandžiai kol kas sekas, tai labiausiai mane neramina, ar mašiną Lietuvoje užkursim. Atsiemu truputį žodžius, nes tas oro uostas nėra jau toks mažas, kaip atskridus manis pasirodė. Šį kartą su mamytė sėdam atskirai. Aš jau pusiau guliu, nes labai noriu miego, užsidėjau ausų kimštukus, kad negirdėčiau plepalų svetimų žmonių ir susitiksim jau Lietuvoje. Bijau sušalti, nes nežinau dar kaip su ta mašina bus, kadangi nusipirkau, kaip matot, kaina dar ne visai nuimta. Vėl pats iš karto šitą šiltutė tokia. Nu kiek čia to šilumas, kiek ne, bet ant viršų dar šitą. Slaksniuojas, nes bijau susirgti. Neturiu kada sirgti. O papačia dar, žinokit, baltas kelnes yra. Žodžiu. Viskas. Kaip, tikrai šiaurę grįžau. Į kelnes nusipirkau, į šitą nusipirkau, jau net parodžiau, ką nusipirkau. Bet man atrodo, kad dar namo grįžus netingėsiu ir visus kitus rūbus pasimatuosiu, pasirodysiu. Taip, kad žiūrėkit iki galo. Man tai labiausiai dabar per mašiną užsikursiu. Viskas. Laukė -8, tikiausi, kad bus šalčiau ir bijojau, kad išlipus iš lėktuvo bus tas toks šalčio pliūpsnis, bet visiškai ne, tai matėte, oro uoste dar apsivilkau keletą sluoksnių ir einu dabar tos mašinos žiūrėti. Aš iš tikrųjų nerimauju dėl mašinos, dėl to, kad man jų programėlė įmetė, kad su akumuliatoriu yra problemų. Tai bijau, kad per tas 4 dienas nebūtų jis man visai išsekęs. Nu, žodžiu, žiūrim, ką turėsim. Laukia mano Toyotytė, murzinutė, apšalus viską, nu ką, žiūrim. Į mašiną įeiti, atsirakino ką tik
Dabar didžiausia dilema, kuo viskas baigsis. Bijau net spausti mygtuką ir žiūrėti, ar čia užsives ar ne. Nu, bandom. Manęs to Jotytė nenuvylė. Važiuosim namo. Palauksiu, kol biškutis sušils mašiną, kad paskui mama iš karto į šiltą mašiną pasiimti. Nu ką, nesidžiaugiau dar niekad tai mašinai sėdėdama. Grįžam namo, įsivaizduoja, tai variuks, uošvienį mašinytė, šilda, langus, granda. O mamulis, va, jau viskas, jau šiltai sėdžiu šiltoj mašinytėj. Persirūšiuojam daiktus. Ir jūsų geidžiamiausia dalis, tai ką aš parsivežiau pirkinių iš kelionės, tai šitą kožytę jau matėt oro uoste, kaip rengiau. Čia dar parodysiu, kad va, su tokiu šiltu vidum, tai kaip tik dabar, kai pradės šiek tiek atšilti. O čia dar porą tokių komplektukų, to aš juos ir parodysiu. Maikė iš Benettono ir džinsai iš Mango. Šiaip atrodo, kad jie labai ilgi, turbūt teks prisitrumpinti ir man norėtos, kad būtų labiau aptempti, bet gal čia tokie vat ant klubų pakritę visai faini, ką? O šitą maikę tai norėjau kažkokios šiek tiek spalvytės, nes pas mane dabar žiūriu rūbai arba balti, arba tamsus, tai norėjau tokios ryškesnės. Ir sekantis. Tadam! Kadangi man nusimato atostogytės, tai aš jau tokių vat planesnių vasarinių rūbų ieškaus. Ta liemenė atrodo, kad man būtų čia šiek tiek gal net ir per didelė, bet čia jau yra S dydis. XS pasiėmus labai gražiai čia išsiliemenavo, bet tada per krūtinę labai sagytę negražiai atrodė. O sionukas toksai paprastas. Ir aš vat turiu tokį panašios tekstūros džemperiuką ir pagalvojau, kad čia labai man į komplektą tiktų prie to sijono. Va, balti kedukai ir aš jau pasiruošus. Tai žodžiu, tiek šiandien tų pirkinėlių, nėra čia ko daug išlaidauti ir šiaip viską, ką pirkau, tai nuo 10 iki 15 maždaug eurų, nes visokie išpardavimai labai fainai žiemą sausį važiuoti kelionės, nes ten viskas išparduodama. Nu ir ačiū, kad žiūrėjot, laukit mano kitų video, nes dabar sekantis video bus iš mūsų su Aivaru didžiosios kelionės vasario mėnesį. Dar nenoriu išduoti paslapties, tai sekit mano Instagramą ir būtinai bus video.